Visą laiką galima pasakyti savo nuomonę, turbūt, ne, bet kažkaip gal ir išlaikyti tai tiesiog mano nuomonė, ne. Gal tas posūkis ir yra to vaiko ar tos sielos kažkoks kelio dalis, gal jisai tik taip supras, kas jis iš tikrųjų yra, gal pabandęs tą, ką draugė pabandė, jisai tada tik supras, kad vis dėlto gal čia ne mano, ne, nu tai nesakau, kad reikia leisti, ne, ypač jeigu tai yra kažkas pavojingo, bet pasakyti savo nuomonę visą laiką galima ir žinau, priklauso nuo amžiaus, aišku, bet manau, kažkaip reikia duoti erdvę, vėlgi vis laik sugrįžtų prie to, duoti erdvę tam vaikui priimti savo sprendimus ir pasakyti, ką aš manau apie tai, ne, aš manau, gal tai nėra teisingas sprendimas, bet, nu, kaip tu laisvas rinktis, ne. Tai tas vaikas, jisai, nu, kaip ir sakiau, tai nėra mano nuosavybė, jis turi kažkokį savo visiškai nueiti kelią kaip siela, tai gal tai yra to kelio dalis.